Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas, sveikas. Sveiki, gerbimieji. 51 2025 metų savaitė ir 49 mūsų susitikimas. Kodėl toksai piešinys su šalmu ir su ūsais, jūs toj suprasite. Pirma iliustracija. Galima būtų sakyti, raskite vieną skirtumą. Šiaip labai panašu. Tik tai vienoje iliustracijoje yra Supermanas, o kitoje iliustracijoje yra Superbigotė. Superbigotė. Štai dabar aš jums paaiškinsiu. Bigotė ispaniškai yra ūsai. Ūsai. Ir superbigotė yra ne kas kitas, o kaip Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro. Vaikinas labai įdomus. Kom Venesuela yra svarbi? Jinai skaitusi Amerikos Saudo Arabija. Turi labai daug naftos. Labai daug naftos. Nafta yra truputėlį specifiška, tiršta su priemaišom ir perdirbimo įmonės, dauguma perdirbimo įmonių šitai naftai skirtos yra Luizianui ir Teksase. Valdžia pradėjo piknaudžiauti. Korupcija, išnaudojimas, vienu žodžiu, laukinis kapitalizmas. Tada atsirado pulkininkas leitenantas Hugo Chavezas, kuris sugalvojo padaryti perversmą. Perversmas nepaėjo, jį pasodino į kalėjimą. Kada jisai išėjo iš kalėjimo, jisai dalyvavo rinkimuose. Ir jisai laimėjo rinkimus ir tapo prezidentu. Jo vienas geriausių draugų yra dabartinis Venesuelos prezidentas. Investavo pinigus į socialinės programas. Žmonės pradėjo gyventi geriau. Aišku, korupcija neišnyko, bet pinigų buvo tiek daug, kad visko pavogti buvo neįmanoma. Ir viskas judėjo visai neblogai, kol Chavezas nenumirė. Ir kai Chavezas numirė, iš karto krito naftos kaina. Ir tada Nicolas Maduro, jisai, tai kaip sakant, vis dar negali pakeisti tvarkos, bet ir padaryti kažko labai daug nebegali, nes pinigų yra mažiau. Ir tada atsiranda visokie judesiukai, kitokie versliukai, narkotikai, prekyba žmonėmis, nors čia aš galbūt šališkas, pavyzdžiui, yra Cartel de los Soles, Saulių kartelis, jeigu čia mergaitės, arba Saulių kartelis, jeigu čia berniukas. Ir manoma, kad Maduros režimas su tom yra tiesiogiai susijęs. Jungtinės valstijos yra pažadėjusios 50 milijonų už Maduro. Bet reikia atsukti filmuką truputėlį atgal. Štai mes čia matome du vaikinus. Vienas yra labai įžymus Simonas Bolivaras. O kitas yra de Monteverde. Tai Bolivaras kovojo už Lotynų Amerikos nepriklausomybę nuo Ispanijos ir, kaip suprantame, jam pavyko. O Monteverde kariavo visai kitoj pusėje. O Bolivaras buvo tikrai labai geras. Ir 1813 metais jisai nugalėjo Monteverde. Monteverde buvo sužeistas, jį nušalino nuo pareigų jo paties karininkai. Ir paskui jisai išvažiavo į Puerto Riko, paskui išvažiavo į Ispaniją ir ten mirė 32 metais pasiekęs brigados generolo laipsnį. Čia dar reikėtų pasakyti, kad yra valstybė Bolivija. Jinai pavadinta Bolivaro vardu. Ir jinai neįėjo į Didžiosios Kolumbijos sudėtį. Kodėl miniu Didžiąją Kolumbiją? Didžiosios Kolumbijos prezidentų, pirmųjų prezidentų, buvo Simonas Bolivaras. Jisai buvo prezidentu nuo 1819 iki 1830. Ir tuo metu į Didžiąją Kolumbiją ėjo tokios valstybės kaip dabartinės Kolumbija, Ekvadoras, Venesuela, Panama, taip pat dalis Brazilijos, Gajanos, Nikaragvos žemių. Tai yra buvo didžiulė valstybė. Ir Bolivijoje piniginis vienetas pagrindinis yra bolivianas. O Venesueloje pagrindinis pinigas vadinasi bolivaras. Jiem jau 2 kartus po 6 nulius numušė, nes infliacija klaiki. Tai tas, kaip ten jį, Monteverde, yra pasakęs, kad 4 sienų yra per daug, sušaudyti užtenka vienos. Tokia frazė ne Stalino. Bet čia konkrečiai yra Monteverdės frazė ir konkrečiai adresuota štai šitam vaikinui, tai yra Simonui Bolivarui.
Kovodamas Peru, kurį irgi Bolivaras išlaisvino iš ispanų, jam buvo įteiktas kardas. Ir tas Bolivaro kardas yra didžiulė vertė, tai yra laisvės kovos simbolis. Susikūrė tokia grupė M19, kuri iš Bolivaro namų muziejaus Kolumbijoje, Bogotoje tą kardą pavogė ir paliko raštelį. Bolivarai, tavo kardas grįžta į kovą. 91 metais tas kardas buvo grąžintas vyriausybei ir paskui, tuoj pasitikrinsiu datą, 2024 metais, sausio mėnesį, prezidentas Gustavo Petro, pats buvęs M14, buvęs kovotojas, tai buvo miesto partizanai, tą kardą į muziejų grąžino. Kam aš visą tai pasakoju? Dėl to, kad šitoje nuotraukoje mes matome super bigotę su Bolivaro kardu. Tai yra iš Kolumbijos. Šitas kardas buvo atgabentas į Karakasą, į Venezuelą. Ir vyko nemažas paradas. Jisai vyko šių metų lapkričio 25 dieną. Kur super bigotė, aka Nikolas Maduro, stovėjo su kardu ir sakė, mes toliau kovosime už laisvę, mes toliau kovosime už nepriklausomybę, mes toliau kovosime prieš imperializmą, prieš tos korumpuotus vagis ir taip toliau. Ir tai tikrai turėjo stiprų informacinį poveikį. Kadangi Maduro yra dar Šaveso draugas, tai labai daug žmonių atėjo į Karakasą palaikyti Maduro. O tas super bigotė, kuris labai panašus į Supermaną, jis yra animacinių filmų personažas. Ir tie animaciniai filmukai irgi yra propagandinio pobūdžio. Skrenda elektromagnetinės kovos Jungtinių valstijų dronas. Ir jisai skleidžia nuodingus spindulius, kad išsijungia netgi ligoninės, ypatingai vaikų ligoninės. Tada super bigotė iššoka ir savo geležinę pirštinę permuša tą UAV, tą droną, ir vėl mieste atsiranda šviesa. Taigi propaganda tikrai stipri. Kokybės prasme jūs galite įlysti į YouTube, vieną kitą surasti, pamatysite. Tai žinutė pasiųsta labai stipri. 29 lapkričio Donaldas Trumpas paskelbė neskraidimo zoną virš Venezuelos. Tai iš esmės dar nepavirto į karinius veiksmus, bet gali pavirsti. Nes tai reiškia, kad jeigu kas nors, kuriam skristi buvo neleista, gali būti numuštas. Jūroje jau buvo pataikyta į katerį užmušta 11 žmonių, kur Jungtinės valstijos sakė, tai buvo counter narcotics operation. Tai prasme, lėktuvai irgi naudojami gabenti narkotikams, ir kadangi Kolumbija yra šalia su Venezuela, tai Jungtinės valstijos mano, kad narkotikai iš Kolumbijos per Venezuelą gali patekti ir Jungtinės valstijas. Taigi narkotikai yra esminis klausimas. Nafta yra ne antraeilis klausimas. Viena iš valstybių, kurią aš paminėjau, yra Gajana. Gajana yra pietinis Venezuelos kaimynas prie jūros, daug mažesnė valstybė, bet 1895 įvyko toks konfliktėlis, kai Britai pasamdė vokiečių mokslininką, kad jisai pamatuotų teritorijas. Gajana iki šiol valstybinę kalbą turi anglų. Ir tas mokslininkas atvažiavo, išmatavo, ir tai nepatiko Jungtinėm valstijom. Nes Jungtinės valstijos manė, kad visa Amerika, visai tas pusrutulis yra visas jų kontrolėje. Ir kažkokie kolonistai čia atvažiuoja, matuoja ir parašė piktą laišką, remiantis Monroe doktrina. Jungtinė karalystė paskaitė laišką, dar kokius 4 mėnesius galvojo, kad neatsakys, nes neįdomu. Ir kai atsakė tokia teisinė kalba, kad taip, mes jūs suprantam, bet doktrina nėra teisinis dokumentas. Tai čia ketinimų protokolas. Jums nepatinka, kaip mes matuojam. Ir pradėjo augti įtampa. O Jungtinės valstijos jau kariavo 1812 metais su Jungtinė karalystė, bet per praėjusią laikotarpį Jungtinės valstijos pavirto industrinė valstybė.
Ir jeigu absoliučiai skaičiais Britų laivynas yra didesnis, bet tas laivynas yra nuo Ramiojo vandenyno, nuo Taivanio, Singapūro, Sueco ir jie negali būti visur vienu metu, nes tada reikštų, kad kažkurį vandenyną jie apleidžia. Ir prasidėjo būrų karas, kur Britai įvykdė tokį visai neteisėtą reidą, būrai Britus nugalėjo, o kaizeris parašė laišką būrams: šaunuoliai, jūs davėte imperijai į dantis, netgi be mūsų pagalbos. Britai susiėmė už galvos. Tai čia mes dabar dėl Venesuelos kaliausim su Amerika, o būrams padės vokiečiai. Tada prasidėjo dėrybos. Aišku, Britai dėrybų metu laimėjo savo liniją ir Gajanos teritorija iš esmės gavo tokią, kokią norėjo. Bet dabar Maduro sako: ne, šitą teritoriją, kurią 1899 metais Paryžiaus arbitražas, kuriame buvo 2 teisėjai iš Jungtinių valstijų, 2 teisėjai iš Jungtinės karalystės ir 1 neutralus rusų diplomatas, jau turėtų būti juokinga, 1 neutralus rusų diplomatas, jie susitarė Venesuelai nedalyvaujant dėrybose. Taigi susitarimas yra niekinis. Gajana turi naftos. Turi labai nemažai naftos ir ta nafta yra geresnės kokybės, kaip Saudo Arabijoje. Skystesnė, lengvesnė, lengviau gabenama gali būti per vamzdynus, nes tai, ką turi Venesuela, vamzdynams netinka. Turi būti skiedžiama. Ir atsiranda konfliktai arba potencialūs konfliktai. Venesuela ant Gajanos, Jungtinės valstijos turi dabar, apie 15 laivų prie Venesuelos krantų, keliolika tūkstančių jūrų pėstininkų. Pastoviai pažeidinėja Venesuelos oro erdvę. Venesuela grasinasi numušinėti. Venesuela turi S-300. Skirtingi šaltiniai skirtingai šneka, bet apie 12 baterijų. Taip pat jie turi Irano gamybos ginkluotės, kurie atitiktų S-400. Taip pat Iranas teikia savo šahedus Venesuelai. Prisimenat grupę Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Ten yra toks motyvas. Venesuela, ruskų čia nėra. Yra 2, Saša ir Valera. Jų yra daugiau. Nes praktiškai visas priešlėktuvinės sistemas aptarnauja specialistai, kurie yra atvykę iš Rusijos. Čia būtų galima ir pabaigti, bet kartas, aišku, bus grąžintas į Bogotą. Trumpo administracijai nepatinka, ką daro Maduro. 22 metais, kai buvo paskelbtos sankcijos Rusijai dėl to, kad Rusai užpuolė Ukrainą ir į pasaulį atkeliavo mažiau rusiškos naftos, tada pasidarė įdomu, galbūt galima su Venesuela susitarti. Savaitę praėjus nuo karo pradžios 22 metų atskrenda delegacija į Karakasą, susitinka su superbigote Nikolas Maduro ir derasi. Sako, mes tai priimsim atgal į OPEC, tu vėl galėsi prekiauti, tu vėl užsidirbsi pinigų, tu galbūt suvaldysi infliaciją. Ir Maduro sutiko, bet jam buvo iškelta sąlyga, kad 24 metų rinkimai būtų demokratiniai. Jis sako, gerai, bet visus oponentus pasodino į kalėjimą, taigi jisai laimėjo. Bet kiti stebėtojai sako, kad iš esmės netgi faktas, kad ne visi oponentai pasirodė taip, kaip norėjo pasirodyti, netgi balsai buvo suskaičiuoti neteisingai ir mano, kad Maduro yra neteisėtas prezidentas. Iš esmės negalima būtų skirti 50 milijonų už kitos valstybės vadovą. Bet jeigu tu nemanai, kad jisai yra teisėtas kitos valstybės vadovas, tai gaunasi kaip ir galima. Tokia situacija. Iranas ginklus teikia, kai kuriais duomenimis Iranas turi dar savo 4 karo laivus tenai. Priešlėktuvinės sistemos yra, dronai yra ir Venesuela neatrodo taip blogai, nors šiaip gerai irgi neatrodo. Ar Gajana galėtų atsilaikyti prieš Venesuelą? Ne, negalėtų. Nors šiaip vietovė ten yra tokia nelabai dėkinga, miškai, nepraeinami ir ta linija, kur ten nupiešta per džiunglės, iš tikrųjų didelis strateginės prasmės neturi. Kelias, pagrindinė susiekimo arterija iš Venesuelos į Gajaną, eina per Brazilijos teritoriją. Spėkit iš 3 kartų, ar Brazilija leis eiti Venesuelos kariuomeniai
per savo teritoriją. Iš ispaniškai kalbančio regiono į angliškai kalbantį regioną per portugališkai kalbantį regioną. Nemanau. Taigi, visai pabaigai. Sėdi valtyje ir kluoja Stalinas ir Maduro.